miestas uždainavo. Žiūrėkime į rotušės aikštę. Žiūrėk, atneša dovanų. Kaip gražu. Ar panašu? Nelabai. Čia menininkų interpretacija. Tai ką, keliaujam toliau? Keliaujam toliau. Jie paliko čia? Jie eina į kitą prakartėlį. Ei, visi! Žiū, saulė jau ant kito šono apsivertė, o diena nuo Kalėdų iki 3 karalių pailgėjo per gaidžio žingsnį. Aukštai danguje išvydę žybančią žvaigždę, 3 karaliai leidosi ieškoti, kur gimė išganytojas. Štai jie aplankė ir mūsų miestą. Taigi štai ir sulaukėme 3 karalių. Pasveikinkime juos plojimais. Šie garbingi svečiai užbaigė pačių gražiausių metų švenčių ciklą. Jie skelbia, kad Kalėdų ciklas jau baigėsi. Na, mes džiaugimės visi kartu jų apsilankymu. Nagi, o šiandien turi būti nupuošiama eglutė, gesinamos žvakelės, lemputės. Šiandien Rotušės aikštėje iki 20 valandos vyksta atsisveikinimo su Kalėdų eglutėmis akcija. Taigi jūsų namus puošia eglutės, tegul keliauja štai ten jų laukiančią mašiną ir eglutės dar kartą pasitarnaus žmogui. Na, kad sulaukėm tokių garbingų svečių, tai ir pakvieskim juos arčiau. Pažiūrėk, gaspadin, karaliai su dovanomis atėjo. Kasparas nešė smilkalus, Melchioras auksą, Baltazaras myra kvapniuosius aliejus. Mes džiaugiamės, kad jie ir saulę, ir šviesą į mūsų miestą atnešė. Taip, mėly kauniečiai, esu aš, Kasparas, mano rankose smilkalai. Ką pasieks smilkalų kvapas, tas visus metus bus apsvaigęs iš laimės. Na, ar jaučiate, kaip jau laimingesni tapote?
Negirdžiu, kauniečiai! Oi! Aš esu Melchioras, liaudyje vadinamas Merkeliu, mano rankose auksas. Ir aš Baltazaras, nešu mirą bei kvapiuosius aliejus jums. Lankome visus skelbdami gerąją naujieną. Pasversime jūsų kauniečiai 2013 metų gerus darbus ir blogus darbus. Jei nusvers geri darbai, pasmilkysime, mirą patepsime. Ilgai jauni būsite, bei nesenksite. Tikrai nusveria. Tai kas nusveria? Kauniečių geri darbai. Oi, kaip malonu! Vien Rūta Meilutytė kiek sveria. Ir Europos plaukimo čempionė, ir olimpinio aukso medalio savininkė, ir metų žmogaus nominacijoje antrąją vietą pelnė. Tik prezidentai Daliai Grybauskaitei nusileidžia. O, tu matai, aš tai girdėjau, kad daug gražių renginių per metus miestiečiams buvo surengta. Eglė Rotušės aikštė vėl gražiausia Lietuvoje pasidabinote. Taigi pasveikinkit savo Eglę. Sveikinu visus su praėjusiamis kalėdomis, naujaisiais metais, o dabar ir 3 karalių sulaukėte. Ir aš sveikinu visokios laimės ir geros sveikatos linkėdamas. Na, kad pas jūs augtų rugiai su ūsais, bulvės ir kitokios daržovės su uodegom, kad jūsų karvės turėtų daug veršiukų, o riebios kiaulės daug paršiukų, kad būtų daug taukų puoduose, grūdų aruoduose, kad visi gaidžiai giedotų, kad Čia kalbi, kur čia mieste? Kur čia miestiečiai augins tos paršiukus? Baltazarai, tu geriau sveikink. Gerai, atėjau aš iš tolimos šalies. Nešu ne tik mirą ir kvapiosius aliejus, bet ir laimę. Kitokį gėrį kiekvienam. Linkiu kiekvienam tikėjimo bei noro. Na, o palabintas bus tas, kas į mano klausimus atsakys. Taigi, kauniečiai, kokie metai trumpiausi? Naujieji, teisingai. Na, dar vienas klausimėlis. 12 brolelių turi vieną juostelę, kas? Metai, va, kokie protingi. Protingi kauniečiai. Na, tada sunkesnė. Balta pukelė po orą laksto, kas? Snaigė, tad linkiu, kad šiemet bent viena nusileistų ant jūsų nosies. O dabar pati sunkiausia. Pusė balta, pusė juoda, o galuose raudona. Kas? Negirdžiu. Ne, šitą šiaip aš galiu spėt. Na, bandyk. Naktis ir diena. Teisingai. O. Puikiai spėlioja kauniečiai. Šaunuoliai išmintingi visus metus būsite. Mes jums atnešėme ir dovanojame pačius brangiausius dalykus. Tai yra sveikatą, meilę, vaikų klegėsi sugrįžtančią saulę. Priimkit, mylėkit savo artimą, nepamirškit ir šypsokitės. Taigi, laimės jums. Meilės jums. Sveikatos ir santarvės. O ko norėtų palinkėti gerbiami ponai? Mėly garbingieji mūsų svečiai, gaspadin pasakyk, ar dovanų karaliams tu priruošei? Žinoma, o kaipgi? Taigi pilnas pintinės dovanų karaliai ir jums paruoštos. Na ir dar, mėlieji išminčiai, jūs pasveikinti atėjo ir mūsų mylimo miesto meras. Taigi pasitikime, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. Sveikinimai, sveikinimai. Sveiki, sveiki. O, Labą dieną. sveiki, meras, sveiki. Ar žinojote, jei kalbėsi, blogas būsi, o jei tylėsi, tai netikęs būsi. Tai ką rinksitės? Nors persiplėškai visada. Gerbimieji miestiečiai, gerbimi 3 karaliai, labai malonu, kad aplankėte mūsų miestą. Tikrai džiaugiuosi, aš manau, mūsų miestas tikrai to nusipelnė.
Ir aš manau, kad šios eglutės sklindanti šviesa tikrai jūs paakino užsukti į mūsų miestą. Jau 5 metus jinai renkama gražiausia Lietuvoje. Ir tai visų kūrybingų kauniečių pastangos. Aišku, gaila, mums sunku privilioti sniegą, kad šiemet ateitų į miestą, bet tikiu bendromis pastangomis dar prisišauksime ir Dievulio pagalbos ir šią eglutę sups taip pat ir sniegas, kad mažuosius kauniečius linksmintų. Nes šiandien buvo nuspręsta miesto savivaldybėje, kad eglutę dar puoš miestą iki grabnyčių ir bažnyčią leido. Taigi, nors iki sausio 13-osios visas miesto papuošimas bus išjungtas, bet aš tikiuosi, kad eglutė dar sulauks ir sniego ir galės jaunieji kauniečiai pasilinksminti. O aš dar iš kitos pusės, man kalbininkai dažnai sako, kad negalima vienokio ir kitokių žodžių vartot, tai noriu pasakyti, kad reikia sveikinti ne su praėjusiomis kalėdomis, o su atėjusiomis kalėdomis ir su atėjusiais naujaisiais metais. Nes kas ateina, tai ateina į širdį, į svečius, ateina į šeimas, į namus, o jeigu eina, tai praeina pro šalį, jeigu sveikinti su praėjusiomis. Taigi sveikinu visus kauniečius ir 3 karalius su atėjusiomis šventėmis ir linkiu, kad ta šventinė nuotaika kuo ilgiau nesisklaidytų mūsų mieste. Ačiū Jums. Dėkui už palinkėjimus. Pamatysim, kiti metai, kiti lapai. Kaip senieji groja, taip naujieji šoka. Na, o jeigu mūsų draugystė jums tiko, tai kviečiame ir klausytis, ir patiems dalyvauti koncerte. 3 karaliai Atkeliavo, visas svietas uždainavo. Juk kaip seniai giedojo, taip jaunieji dainuoja. Bei kaip senieji groja, taip naujieji šoka. Koks paukštis, tokia ir giesmė. Taip, tad čirškit paukšteliai ant visų šakelių visomis dūdelėmis. Dainorėliai, nepagailėkit savęs, užplėškit, kad visas Kaunas girdėtų ir skambėtų. Kągi, jei taip karaliai sako, tai ir užplėškime, mėly kauniečiai. Trys karaliai atėjo, jomis sveikinti atėjo, dovaną savo, Dievui dovanoju. Augalėra ir kodėlą, Dievui dovanoju. Nagi dėkavojame, o dabar mes norėtume karalius Господин apdovanoti. Nagi. Kauniečiai mėlieji, pasveikinome karalius. Aha. Na, o dabar didelis išbandymas svečiams. Nagi visi pabandom atsisukti ir nusilenkiam. Žemiau nepatingėkime. Dar žemiau. Dar žemiau, dar žemiau. Brangus karaliai, ar giesmė jums patiko?
Labai patiko, labai. O dabar, mėly karaliai, priimkit dovanas nuo kauniečių. Gerų kelių, ryškių žvaigždžių, kad kelią jums nušviestų. Dovanojame sūrių, dešrų, pirštinių šiltų, abrūsų, kad nenutrintų likusių ūsų. Tegul aplanko Kauno visus namus, te džiugina visus vaikus. Nuostabu, dėkojam. Ir mūsų karaliai pastebėjo, ir visa Lietuva žino, kad Kaunas turi pačią gražiausią eglę. Jau Iš tiesų, kiekvienose namuose šis medis džiugino nuo pat Advento pradžios. Tai kodėlgi mums visiems kartu su mūsų ansambliais Kupolė ir Žaisa nepadainavus tu eglutę, tu žalioji. Ir jau sustarkim vieningai, pleškim, mokam ir nemokam, bet vis tiek pleškim, kad nueidėt ir maž sniegą atsirus šitoj žiemoj. Albertai, kad kauniečiai taupys, jeigu to sniego nebus. Tai Jie, kas sakė, meras pinigų turi davaliai, sniegų išvalis. Pradėt vaikas,